Vaikui turbūt didžiausia paauglystės problema, kad jis ne vaikas ir ne suaugęs, jis šito negali suprasti, bet tu jam pasitikėjimą, kai duodi vat visišką pasitikėjimą. Tu vat suaugęs, tu turi padaryti ir dar pasirūpint, kad vat valgyt paruošti, nes tėtis grįs iš darbo arba iš ligoninės buvęs pas mamą ir turi būt jau pagaminta vakarienė. Duot atsakomybę vaikams paauglystėj. Tai būtų veiksmingiausia. Aš toliau žiūrint, turbūt čia vienas geriausių instrumentų, kaip vaikui pereit paauglystę. Duot, nu, kaip jam atsakomybę už kažką labai stipriai, labai taip gyvybiškai netgi nu, tiesiog tu įkeli į suaugusio gyvenimą. Jisai neturi, bet vaikai va to yra savybė tokia labai fantastiška. Suaugęs žmogus jau, kaip pavyzdžiui, vyresnis, tai jeigu jį taip įmeti, va tau iš karto atsakomybė tokia didelė kažką prisiimti, jie daugiau inkščia ir kniaukia, kai aš sakau, kad oi, kaip neteisingas gyvenimas negu tie paaugliai. Nes paauglys tai iš karto jisai pasijunta kaip turintis svorio, įtakos, jisai svarbus ir jis tada labai atsakingai į tai žiūri. Tai turbūt toksai pagrindinis elementas, greičiausiai veiksmingiausias yra atsakomybės suteikimas vaikui. Nes ten auklėt, tai misija neįmanoma, ypatingai naujos kartos, kai sakau, jų iš viso ne. Kuo toliau, tuo mažiau galimybės turės žmonės auklėti vieni kitus. Nes vieni gims per galingi, kiti, kaip sakyt, iš viso neauklėjami. Kaip su juo kartu pradedi kažką daryti, tiesiog kartu jisai daro pamokas, tu tiesiog ateini sėdėt kambary, žiūri, kaip jisai daro ir kas juokingiausia būdavo, kad jis daro ten kažką ir staigiai pasisuka, žiūri, aha, sėdi mama, viskas. Nors tu ten skaitai knygą, pavyzdžiui, atsisėdęs pats, visiškai nedalyvauji jo mokymo procese, bet sėdėjimas tas šalia, toksai, gal, kaip sakyt, neleidžia blaškytis tas minčių laukas, tu uždarai tiesiog, kad nenutekėtų kaip tas medis, kaip ąžuolas. Nenuteka mintis tada pas vaiką ir jisai supranti, kad tas atsisukimas ir pažiūrėjimas į tave, tai yra tiesiog viskas, va, jam jau kaip ir norisi atsipalaiduoti ir lyg tai vėl kažkur bėgti ten mintimis žaist su kažkuo, o jis vėl, aha, reikia vėl čia susikaupt, reikia vėl čia tą ir vėl gilintis. Tai tokie tiesiog šalia buvimas ir blogiausia, kad psichologai ir daugelis sako, reikalinga kokybiškas buvimas su vaiku. Tai šituo klausimu aš tikrai nesutinku. Kokybė taip reikalinga, kad tu ten, bet kokybė, kaip pasakyt, ištisai, kad ten bendrai darom, tai ištisai tai negali būti, nu, kaip pasakyt, ištisai tu neatlaikysi pats tokios įtampos. Bet kame kiekybės reikalingumas yra, kai yra tu būni su vaiku visą laiką, reikalinga kiekybė kame. Vaikas tada mato tavo pasaulį. Ką tu darai, kai, nu, va, kaip kartu nežaidžiat, kartu nedarot, ką tu darai savo laiku. Ir jie tiesiog žiūri, stebi ir perima net nevalingai, ne tiesiog, na, aišku, yra ir toks pasakymas, kad savo pavyzdžių rodykime vaikam ir jie išsiauklės. Tai va šitą fraze tikrai sutinku.